kaip bronkius. Nu, bet aš irgi galiu atlikti kokį paprastą operaciją. Nu, pavyzdžiui, atvežė pas mumį lenkiškų keulių, prisivalgė žmogus, tokie mačiučiai, trikiniliozė ir lenda jai kirmelis iš ausų, iš akių, nosis, iš pažastų lenda, iš visur lenda iš kūno. Nu, įsakau, ko tu mačiučiai susirgai? Trikiniliozė turbūt, mačiučiai. Aš sako, nu, turbūt trikiniliozė, ką man dabar daryti? Aš įsakau, jis pribautka tokia. Su humoru. Sakau, a nehir lenkiškas kiaulės valgyti, lietuviškų ir. Vat taip ir gydau žmonės, a ką? Na ir paklausim, šitas Česlovai, irgi, kas buvo pasitaikę jums jau tokio pikantiškiausio ligoninės darbe? Nu, buvo toks pasitaikęs atvejis nuo šieno krūvos, šią vasarą buvo tokia moterėlė atvežę, kur pasigyrė, kad 2 metus nebuvo nei pirty, nei upelį maudysi, nieko. Tai atsimenu, irgi kirmelytės tokios riebios, lyzdavo ją iš kūno, tai nespėjom tik prapjauti, užoperuoti juodų patepam šitą zilionką, tai žiūrim pro kitą vietą, jau čia ir kita kirmelytė, tai dezinfekavom. Nu ir galų galę nusprendėm, kad reikia su ugnim viską nudeginti, nu bet nesigavo toks variantas, nu bet po to šitas davė Albinui gydyti ir pagydė kažkokiu būdu. Aš dar galiu papasakoti tokį įdomų iš savo praktikos nutikimą. Nu, įvyko tai, kur tai birželio mėnesį pernai. Nu ką, atvažiavo pas mus tokia jauna šeima. Nu tokie keisti kažkokia vienkiemiai gyvena jie prie pat sienos su latviais. Nu, šneka pusiau lietuviškai, pusiau latviškai. Nu ir atvežė tokį, aš kaip pamačiau, tai apsijuokiau. Galvoju, broniau, to numirši iš juoką. Nu, a jie tokį turi maišelį, tokį atsivežė, sako, daktarėlis, tik nenusigaškit. Nu, sakau, aš viską matęs, nu, ko jūs čia mane dabar gaškinat. Parodykit, sako. Ir jie atidaro tą maišelį, ten kaip žaikutis sėdi toks mažas vaikiukas, a jų šūnus pasirodo. Be rankyčių, be kajyčių, tik tai su nosytė, galvytė, o šitė aš pasikrūta toks, sakyti, mirkšį, supranta viską ir kalbėt moka, žino 2 žodžius. Laisvė savanoriams. Nu va, toks protingas vaikas, nu ką aš pagal įstatymą aš negaliu tokių, reiškia, toleruoti, nu tai aš suleidau jam šitą nuodų į vieną tiešai, nu tai jisai ten pasipurto ir prieš mirtį 3 žodį išmoko amfetaminas. Toks protingas vaikiukas pasitaikė, nu, kliačkas, daug tokių kliačkų iš kaimo atvežė, nes aš taip vadinu. Va, tai šeimai, nu, tai palinkėjau, kad kitą kartą prieš darydami vaikus, tai, nu, taip sakyti, žinot. Nu, negertų, nu. Nu, taip, viskas nuo gerimo, nu. Tai, kad visas lygos gertų kokį spiritą medicinį, kad numita, ne, jie geria, ten naftaliną, viską geria. Ligoninė, nebūtų ligoninė. Taip sakant, neišvengiam ir traumatologinio skyriaus, kuris senais prie lavoninės, taip sakant, ir kalbamės su gydytoju Zbignevu. Prašom, papasakokit, kokie patys didžiausi sužalojimai. Nu, pas mumi būna įvairiausi sužalojimai. O Davičia užvakar atvežė tokį mačerėlį, peršauta jai 3 šautinės žaizdos, 14 pjautinių ir matosi, kad 2 kartus jai su kokį sunkiu daiktų davė per galvą. Nu, tai dar jinai gyva buvo ir papasakoja, kad visą gyvenimą svajojo, kad jai suleistų morfijos. Nu, в общем, čia tai tokia linksmesnė istorija, būna liūdnesnių. Visi pažįsta kaime vienas kitą, asmeninis mano kaimynas, в общем, kombainą dirba. Važiavo su draugais, ko baigėsi girimai. Važiavo girtas ir susilašė su draugais iš butelį, kad jis susilažino, kad jis padarys saulutį su kombainu. A draugai kas kam, reiškia, galvoj buvo išsivaikščioję po čistą polę, pamiršo tai jie pažadą, įžiūri tik tai kombainas, saulutės daro per visą laukas. Ir Danyčia nelabai skaniai buvo, galiu šitai pasakyti. Kam koją nupjauja, kam ranką, kam tą vietą, kur nepatogu sakyti, в общем, viską būna pas mumi. Jo, prisiunčia tokį balą, žinau, kokį tai švirkštai, tokiuose celofaniniuose vienkartiniai, kokie vienkartiniai, va, pečiukas yra, paverdam ir viskas, iki 60 laipsnių užkeliam temperatūrą ir viskas. Vienkartiniai, mes tais vienkartiniais laistomės. Nu, čia ligon. Aš sakyčiau, vienkartinis yra tik gyvenimas. Nu, vienkartinis gyvenimas ir kas svarbiausia dar šitos skudurus, kur atveža iš tų labdarų, tai gal ir gerai, kad jų atveža šiek tiek, nes mes
tai čia dabar tokių škurniukų Čia, pridaro. kai žiemą vėjai pūsta pas mus Langus ambulatoriją. apkaišom, nu. Jo, nes čia senutės būna gimdyvės, numiršta ginekologiniam perpučia kūną moterims. Nu. Vat, jo, urologiniam irgi. Nu tai apsidarykit čia dar daug pas mus pasakų. 1001 naktis čia pas mus vidėta. Tokia šiurpi kasdienybė, kaip sakant, kaip matėte, tikrai streikas artėja nenumaldomu greičiu, nenumaldomas, kaip vėjas, kaip audra, galbūt kaip liga.